Labas vakaras, kviečiame žiūrėti rugsėjo 22 dienos antradienio Aukštaitijos televizijos žinias. Laukiančiųjų socialinio būsto eilės nemažėja. Savivaldybės socialinio būsto plėtrai šiais metais negavo nė cento, todėl ir sumažinti laukiančiųjų gretas sekėsi sunkiai. Socialiniuose būstuose Panevėžio rajone gyvena 327 šeimos ar asmenys. Būsto dar laukiančiųjų 176. Kaip tvirtina Panevėžio rajono savivaldybės ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, šiais metais socialiniu būstu aprūpinti pavyko gerokai mažiau šeimų nei ankstesniais metais. Mat savivaldybė socialinio būsto plėtrai negavo nė cento. Būstas suteiktas 11 nuomininkų ir tai praėjusių metų sąskaita. Praeitais metais savivaldybei buvo skirta 450 tūkstančių, 350 tūkstančių rajono savivaldybės taryba buvo priėmusi skirti socialinio būsto rekonstrukcijai, tai yra negyvenamų patalpų pritaikymui gyvenamosioms, ir likusią sumą 100 tūkstančių socialinio būsto įsigijimui. Dokumentų sutvarkymas be abejo suprantama užsitęsė ir praktiškai tuos socialinius būstus skiriame šiais metais, tai 2009 metais. Sąrašuose turim 176 asmenis ir šiais metais pavyko aprūpinti socialinių būstų 11 šeimų. Šiais metais sunkiau aprūpinti socialinių būstų sekėsi ir miesto savivaldybei, mat kaip ir daugelis šalies savivaldybių iš vyriausybės negavo lėšų naujiems būstams pirkti. Pagal 2009 metais patvirtintus sąrašus socialinio būsto laukia 652 asmenys ar šeimos. Vien per šiuos metus pateikta 144 nauji prašymai. Kad ir negavome tų pinigėlių, nenusipirkome mes nieko, bet yra taip, kad žmonės vis tiek tai migruoja, tai atsisako, tai kažkokios priežastis, tarkim, paveldėja būtą ir taip toliau. Tada mums belieka būtą normaliai sutvarkyti, suremontuoti ir galime siūlyti toliau. Šiemet suteikėme 2 butus. Pagal išimtį tai yra daugiavaikė viena šeima, kuri augina 5 vaikus ir viena moteriškė, kuri buvo praradusi būstą po gaisro, o daugiau yra iš jaunos šeimos sąrašo. Vienas žmogus gavo butą, gavo iš našlaitė, mergaitė viena irgi gavo butą ir dar šiuo metu 2 asmenys, 2 šeimos renkosi dokumentus, dar skirsime 2 butus. Panevėžio miesto savivaldybės ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė apgailestauja, kad žmonės kartais ir nesulaukia socialinio būsto. Šiais metais buvo net 6 atvejai, kuomet atėjus laikui gauti butą, paaiškėjo, kad tie žmonės jau mirė.